kitas su manim daro. Čia yra vienas klausimas, bet aš pereisiu prie pagrindinių klausimų. Aš įsiveliu. Tai kai aš pradedu formuluoti savo užduotį, nes paprastai, jeigu aš esu pastoviai įveliamas, scenarijus būna tupas iki negalėjimo vienas. Paroj. Iš principo, aš turiu nusistatyti intenciją, pragalvoti tą scenarijų, kokį jis turi bendrą vardiklį. Ir tada pažiūrėti, ką aš galiu padaryti, kad nesivelti visą šitą reikalą. Sudžiazuot, taip, kaip nors. Bet aš turiu pragalvoti iš anksto, pamatyti tą scenarijų, tai reiškia, aš turiu būti rami. Taip, vienas dalykas. Ir aš turiu pagalvoti, ką aš noriu kito sukurti toj situacijai, kada nelaikas reakcijai, naujai apgalvotai. Aš turiu tam pasiruošti. Arba pasvedlį, arba pati. Ir reikia prafantazuoti, prasižiūrėti, ką aš galėčiau padaryti kitaip šitoj situacijai, kaip aš galiu kitaip pamatyti save ir jį. Ką aš galiu pasirinkti, kiek aš galiu, pavyzdžiui, suskaičiuoti iki 10 prieš reaguodama. Arba jisai, pavyzdžiui, mačiau labai juokingą video, kur mama, kai šaukia vaikas, mam, jinai būtinai padaro atsispaudimą. Ir ten filmuoja, kiek jinai daro to atsispaudimo. Mam! Ir vien žodžiu, pavargsta jau ant vakaro. Tai lygiai tas pats, jeigu labai dažnas variantas, tu gali kūrybiškai pradėti. Aišku, tai yra sarkazmas. Taip, aš pastebiu tavo kabinėjimuose. Bet nereikia tikėti manim. Reikia pačiai eksperimentuoti ir žaisti ir žiūrėti, ką darau, taip, naujai. Ir pažiūrėti, kas gaunasi. Nes mes dažnai darom tą patį, o tikimės, kad galų gale viskas bus jau gerai. Tai yra, aš darau, pastoviai kartoju tą patį, mėšlas gaunasi, o todėl, kad tikimės vieno, gaunasi kitas, bet nematom tarp to, nelyginam taip rezultato. Ir vietoj to, kad pabandyti paeksperimentuoti kūrybiškai, ką nors tokio, vienai, kitaip, trečiai padaryti. Ir pažiūrėti, kas veikia, kas konfliktą iš principo ar gesina iš mūsų pusės. Nes sukūrėjas yra konflikto, arba mano reakcija yra konfliktinė. Taip? Bet bent kuriuo atveju gesina tas, kuris yra labiau sąmoningas. Tai reiškia, kad iš principo neįmanoma. Galima bandyti šnekėti su žmogum, bet ten reikia siųsti pas terapeutą, jeigu jisai pastoviai konfliktus kelia. Vienas dalis. O gal aš konfliktiškai reaguoju? Taip? Antras klausimas. Ir tada, kai vyksta, ką aš pradedu daryti, aš interakcijoje atsibundu, sustoju, pripažįstu tai, ką jaučiu, pasirenku pasiraštą vieną iš reakcijų ir pabandau padaryti ir pažiūrėti, kas gaunasi. Nes kartais būna, šūdas į ventiliatorių. Taip? Dalis tų reakcijų, bet jeigu aš pradedu iš atsakingo kūrėjo pozicijos tai daryti, kažkurie momentai mano sukurti, jie gali atnešti labai įdomių kūrybinių vaisių ir išminties, taip? Nes išmintis yra kūryba, klaidos, kūryba sėkmė ir taip gimsta mūsų išmintis. O va čia, ką aš blablakinu, tai nėra išmintis, jums tai yra teorija. Aš kalbu iš išminties ir iš teorijos. Pasiklausai, gauni idėjų, ką čia padaryti ir tada pradedi keisti.